Anksčiau buvo apie... Gal tau padėti perskaityti? Ar kai gimė vaikas, tavo vardo variantas buvo vaikas? Mes neturėjom daug bendrų daiktų, bet visi bendri daiktai liko pas jį. Kokį laiką maždaug nebūna, tai tavęs ir žmonos yra, kad vaikas vienas namie liktų. Jokiais būdais neimtų jokių narkotikų. Sveiki atvykę į antrą sezoną, pasikalbėjome prie surelį. Antrą laidą dar tik antrą, bet jau atsibodo. Ir šiandien pasikvietėm Lilą. Reperis Lilas, galim tave reperiu vadinti. Kaip patogu, Žalinai. Tu nieko prieš, jeigu šitai kreipsiuos jūs? Gerai. Pasikvietėm tikriausiai. Kad nesidrintų į kišenę, reikia įsidėti. Dabar gerai. O. Tai pasikvietėm greit sutikai atlikti, tikriausiai nėra daug darbo. Žinai, šitas muzikas čia Lietuvoje. Nei darbo daug, nei kvietimų daug. Aš tau dėl to ir ne tik atsakiau, bet dar ir kelių išsiunčiau už kvietimą. Nežinau, ar pasikėta. Jo, tai taip sakai galim vadinti reperiu. Šiaip, nepyksta. Na, žiūrint, kur čia dabar jau suksi. Nes man įdomu, kokį reperio universitetą baigiai, kokias tu pakraipos, tiksliau šnekat, na, ir ten tau labiau apie kekšės ten dainuot, apie pinigus, apie mašinas, aš ten tiesiog apie meilę. Tai ten daug tų pakraipų yra, žinai. O čia kuriam universitete, kuris tiksliau yra? Kauno. Kauno? Tai ne Kauno tada greičiausiai. Ten, ja. Kažkur kilo tą pseudonimus Lilas. Kai pradėjau, buvau mažesnis už visus, tai tiesioginė prasme. Nes aš galvoju, kad gal čia Lil Veino įtaka. Ne, tuo metu gal dar net nebuvo Lil Veino. Lil Bow Wow buvo. Nes toks anksčiau ten ta muzika tokia piktesnė būdavo, ten belė kaip ten repuodoj, ten būdavo, tie visi blogi ten dalykai, ten. Kad nebūdavo. Ten su mašina važiuoja ir kažkaip kaip vyko tas perversmas, nes kaip dabar yra, anksčiau buvo apie Gal tau padėti perskaityti? kekšės, o dabar tavo lyriksai truputėlį skabu, truputėlį nenoriu, viskas tvarkoja man, truputėlį skabu, truputėlį nenoriu. Tai kas įvyko, kad tu perėjai prie tokių lyriksų? Labai geri šito gabalo lyriksai iš tikro. Nežinau, kodėl tu ištraukai 5 albumo, tai yra prieš 5 metus beveik buvusio. Nes tu lygini dabar, ne, su praeitim. Jo. Tai sumaišiai laikotarpis truputį. O čia žiauriai geras gabalas. Aš galvoju paklausyti gal naują albumą, bet aš toks, gal nenoriu. Truputėlį skubu. Galim, nes muzikantai... O galima neimti jų. Muzikantai nedaug uždirba. Komikai supranta muzikantus. 2019-2020 tavo gyvenime daug reikšmingų įvykių, tai vedybas, vaiko gimimus ir svarbiausias gal tavo išskiria jūsų duetas Lilas ir Visuomenė. Tai
Kaip reagavai? Į kurį iš šitų įvykių. Ar buvo liūdna? Man liūdna, kai žmonės vis dar juokauja, pakeisdami nominę į kažkokį žodį. Aš šitą bairį girdžiu, nežinau, visus metus, kiek egzistuoja tas projektas egzistavo. Nežinau, kodėl kažkam vis dar atrodo, kad tai juokinga. O šiaip nuostabus metai buvo. Bet nieks nekeitė žodžio lilas. Keitė. Labai lengvai keičiamas žodis. Taip. Kodėl išsiskyrėt? Su kuo? Su Visuomenė? Su nominė. Labai ilgai užtruktų pasakoti. Gerai, ar dalinatės? Mes neišsiskyrėm, tas žodis labai kvailas. Mes nutraukėm projektą. Ar kai nutraukėt projektą, ar dalinatės daiktais ten? O, man ten atiteks harmonikų. Mes neturėjom daug bendrų daiktų, bet visi bendri daiktai liko pas jį. Pasilik. Nes jisai. Bet tau gal chata liko ten. Mes neturėjom bendros chatos. Vienam interviu minėjai. Ar žmonės, ar LT, ar kur. Kad tau nepatinka, kai lygina dabartinės tavo kūrybos su prieš tai buvusi, su Lilu ir nominė kūryba. Tavo žodžiai. Truputį abejoju, kad čia mano žodžiai. Kad tau skaudu, kai lygina tavo solinę kūrybą. Čia jau skamba kaip mano žodžiai. Yra dar kažkas papildoma. Čia gal iš interviu su Rolu, aš neatsimenu. Labai daug skaičiau. 3 tai. Mes. Tai čia yra tavo Lilas Barcelonoje ir savo ir tavo lyriksai. Ir žiūrėsim, ar tau bus skaudu, jeigu palyginsim. Nėra taip skauda, ne? Ne, nebuvo. Šiaip apie kūrybą dar užteks. Neužteks. Apie kūrybą. Kas tavo mūza yra? Įkvėpimo šaltinis. Neturiu mūzos. Tai tu kuri tiesiog automatą. Nes įdomu, koks kūrybinis procesas. Aš repo mašina. Nes man įdomu, kaip tu gauni įkvėpimą, kur nes mes abu realiai sukamės pačioj srity, tam pačiam katilį. Abu tą patį beveik darom, abu kurie esam. Tai man įdomu, kaip tu kuri. Ar labai skiriasi nuo mano? Na, įdomu, kaip tavo yra. O man pagrindinis darbas atsispausdint žodžius. Man nereikia spausdinti žodžių, man tenka juos išmokti, kas su metais darosi vis sunkiau. Norėčiau irgi lipti su lapu į sceną, bet nelabai galiu. Nes suflerį nominė pasiliko. Čia vienas iš tų bendrų daiktų. Ja, realiai 1:1 tą patį darom. YouTube'ai Martinas pastoja 3-1-1-1, po to daina Lilas Disko, Mija Disko, čia ta ankstyvoji kūryba. Prieš 11 metų pakomentavo geras, bet biški seksistas, ar čia yra teisybės? Nes gan šaltinis patikimus atrodo. Aš tikiu, kad Martynas nekalbėtų bet ko ir ko gero kažkas buvo ant kūrinį. Aš senokai jo negirdėjau. Kažkas tikriausiai apie Miją. Gali būt, bet nebūtinai. O pačiam šiaip, jeigu kalbant apie rapą, pačiam old school labiau, ar pats linkis į eksperimentinius dalykus, new school gal. Man gal pats rapas taip, ne visai mano arbatos puodelis. Čia gali būti lyriksai naujai dainai.
Gal Ne ir ne mano arbatos padelis. vargu ar būčiau taip sugalvojęs gyvai. Galėsim atsiųsti šitą. Tai tada 3 mėgstamiausi Lietuvos. Hip-hop atlikėjai? Ar grupės? Kastetas, Svaras ir Doncevas. Nesi Surrealio fanas, matau. Ne, nelabai. Ne, buvau, kai buvo 6. Tada nežinau, kaip į kitą klausimą atsakysi, nes kitas klausimas Lilas Surrealis, koks jis būtų. Aš koks Surrealis būčiau? Mhm. Su vafliu. Jeigu galėtum sukurti su vafliu. O kokią skonį? Kokiu būna? Na tai būtų su aguonom ir vafliu. Vienoje žiniasklaidos priemoniai skaičiau, kad parduoda Opel Ascona ir kitoj skaičiau, kad tavęs tėvai nepalaikė ankstyvoji kūrybai. Kad norėjo tapti muzikantu ir nebuvo to palaikymo. Čia dabar perėsim į nepatogius pasikalbėjimus. Tai Mackevičius ateis. Tai ar pats, kaip manai, jeigu tavo vaikas norės tapti muzikantu, ar palaikys, ar sakys? Manau, kad tiesa, Opel Ascona tikrai parduoda. O palaikė, nepalaikė, aš nežinau, iš kur tu kur ištrauki tos dalykus ir koks ten buvo kontekstas, ką aš pasakau. Bet taip galėjo būti. Ir klausimas yra, ar aš vaiką palaikyčiau? Ar palaikytum, ar lieptum tiesiog, eik ten dirbti programuotojų kurjerių, arba ten gertuvių pardavėjų? Nežinau. Aš palaikyčiau jo veiklą bet kokią, kur man reikėtų jo išlaikyti iki 34, tai muzikantas nepatenka į tą kategoriją. Tai nenutrauktum sekos. Irgi nepalaikytum. Kaip auklėjo, taip ir aš auklėjau. Vyras turi padėti pinigus ant savo. Arba gertuvė. Gertuvės pardavinėjai. Tu pats šiaip nevartoji alkoholį. Jeigu Zakasoną nori. Nuostabu. Ta kėdė labiau savo tampa. Toks off-topic dalykus. Apie asmeniškumus nemėgstu spaudoje šnekėti. Gerai, kad čia nėra spaudos priemonė. Aš viešai nemėgstu kalbėti, tai čia galim. Čia galim. Tavo brolis yra treneris, ne? Yra. Tai gal jis galėtų sudaryti dietos planą, nes man vienam pažįstamui pusbroliui reikia. Jisai, dėl draugo tai yra, kaip suprantu. Ja, priaugo svorio. Žinok, pas mus bernų čiate, visi turi bernų čiatus turbūt, ar ne? Kur šnekama, bet kažkas yra siūlę, kad tau turi sudaryti mano brolius programą. Nu jo, čia man reikia, ne draugui man šitą. Aš supratau. 21 metais gavai iš Latgos 4000 eurų albumui ir viskas, ką padarai, tai sugalvoji jam pavadinimą New Text Document. Tai, kaip manai, gal galėjai pasitengti? Aš paskui turėjau daugiau truputį laiko, 1,5 metų ir sugalvojau kitą tada jau. New Excel? New Text Document V2. Nes perrašiau tą albumą, buvo nelabai. Nes 4000 yra nemaži pinigai. Kiek klaidų nufilmuotum už tiek? Išeitų vieną gerą kamerą. Šaldytuvas gal net. Su kamera. Ir line-upas. Ir su kamera. Tai toks, ar kai
Nu, teks dokumentų, ne, taip paprastai. Ar kai gimė vaikas, tavo vardo variantas buvo vaikas? Ten buvo darbinis pavadinimas. Paskui buvo kitoks. Vaiko irgi darbinis pavadinimas buvo vaikas. Paskui turi laiko sugalvoti. Ir kai buvo 2, kitaip jau perregistravau. Na, vėliau popierius tvarkyt. Nu, po 2 metų vis tiek technikai nereikia. Po 2 metų reikia pasakeis, tai tas ant to. Gerai, tarkim, tu nesi muzikantas, ko tu galėtum užsimti. Nelabai ką bandžiau kitko. Nežinau. Kažkas kitko būtų. Ar čia kuo norėčiau, ar kuo įsivaizduoju galėjau būti. Nu, ko norėtum, tai tu darai, tą ką dabar norėtum. Ne, bet sakykime. Nu, antras variantas. Numeris. Antras. Žaisčiau Žalgirį. 3 paklausė. Ir Lietuvos Rytą? Ne. Nėra tokio klubo jau. O koks 3 variantas būtų? Treniruočiau Žalgirį. Turiu ir 4, jeigu įdomu. O jeigu greitai pasakysi, galim 4 išklausyti. Nu, dirbčiau kažką kito Žalgirį. Toksai pranešė. Nes su tokiu balsu galėtų. 5 vestuvės fotkinčiau. O gal net koks 3. Įsivaizduoju, koks lengvas darbas fotkinti vestuvės. Žinai, lengvesnis darbas laidus fotkinti, nes nejuda. Bet nemoka tiek spėja. Bet nieks nepasiproto. Labiau taupo. Ir padažytus visada nejuda, apšvietimus vienons. Nes gal galėtum įgarsinti lažybų bendrovių reklamos su tokiu balsu. Kas negalėtų įgarsinti. Kas galėtų tą jau ir daro. Ir dar daug kas darys, ko gero. O kiek uždirbi? Per kiek laiko? Metai, tarkim, metų laikotarpis. Vis tiek, tu turi per balių kalbės, vis tiek yra draugai geris, kiek uždirba, kiek tu sakai tada. Nes nėra pastovus užmokestis, kad ten kas mėnesį gauni. Tai ar tu turi vidurkį išsvedęs, kad galėtum girtis? Tai žiūrint, koks balius ir su kuo aš neki, bet nežinau, iš tikro per balius giriasi, kiek uždirba. Mes į skirtingus balius vaikštom, man atrodo. Nežinau, įvairiai uždirba. Nuobodžiausias atsakymas, koks gali būti. Buvo, kai uždirbau geriau, gal tai pasakysiu. Nes nereikėjo live bando, viską nominį darė. Galvoju, nominė pigus buvo. Ne. Ar turiu fobiją, pavyzdžiui, kokią nors, kad tave voks? Tiesioginė prasme voks. Mane voks? Abejoju. Turiu daug fobijų dabar susijusių su vaikais. Tai yra, kad juos kažkas voks. Kas realiau negu mane. Aukščio pradėjau bijoti su amžiumi. Už tai karjerai taip nebesistengia, nenori aukštumų pasiekti. Yra sąsajų. Nes šiaip, ir taip galvoju, tai išlaikai tą paslaptingo atlikėjų įvaizdį, kad spaudoje per daug nešneki apie asmeninį gyvenimą, neatskleidi gerbėjom daug detalių. Yra nesudėtinga tą paslaptį išlaikyti, kai niekas neklausia tavęs. Taip, būtent tai... Sugadinau bairį tau?
Ne, tai gal galėtum pasidalinti savo banko kortelės numerį. Kodais. Galėčiau, bet nelabai ten karas. O tada šiaip tavo adresas koks. Ir laiptinės kodas. Ar... Name gyvenu, Name. neturiu laiptinės kodo. Kokį laiką maždaug nebūna, tai tavęs ir žmonos yra, kad vaikas vienas Kad namie žinok, liktų. Aš 2 vaikus dabar jau turiu, tai Ai. dažniausiai namie būnam. Bet galėsiu pranešti, kai važiuosim atostogauti ar kažkur išvyksim. Šuns nėra. Ne, nėra šuns. Ir signalizacija nelabai veikia. Tai lyg ir yra, bet lyg ir kažkaip nelabai jinai įsijungia. Tai mes ir nejungiam dažniausiai. Nu, jas. Ir varteliai dažniausiai būna atrakinti, nes kažkaip niekas niekada neapvogės labai ir nepersistengiam. Kam investuot, kol niekas nenutiko blogo. Gerai, tai susirašysim. Gerai, prie normalių klausimų. Grįžti prie normalių. Grįžtam prie normalių klausimų, nes tik 2 liko. Sakei, kad per savo šou mėgsti ne tik padaryti koncertą, bet ir sukurti kažkokį teatralizuotą. Čia jau tikrai tavo žodžiai. Čia skamba kaip mano žodžiai. Teatralizuotą pasirodymą. Kažką panašaus esu sakęs. Tai man įdomu, nes aš niekart nebuvau gyvai, tai įdomu, ką teatralizuotą padarot su muzika. Kas iš teatro ateina, ar žiūrovai turi suvaidinti, kad jiem patinka tavo muzika? Niekada neprašėm to vaidint. O, koks klausimas? Ką teatralizuotą padarot? Ar ateina aktoriai ant kojokų? Buvo, bet seniai. Aš mėgstu nesąmonių įpinti į koncertą, kas galbūt ne visai dažnai naudojama šitam formate. Tai dažnu atveju tai būna vienaip ar kitaip su teatru susiję, su aktoriais, su kažkokiais teatralizuotais elementais. Ugnį pučia. Na čia ne teatras. Fokus rodo. Čia cirkas, apie ką tu kalbi. Karšunovas girtas ateina. Čia jau teatras. Čia senamiesčio realijos. Tai toks vienas iš paskutinis. Kokia ateities perspektyva? Planas ateities. Mano asmeninė? Jo, nes dabar pristatys albumą naują vasarį, nes šitą laidą tikriausiai jau po išeis. Tai jau pristatė naują albumą vasarį. Ir kas po to? Vasara artėja, bus atostogos, gražus oras, perspektyvos šviesios. Ar mėgsi planuoti, ar labiau pasiduodi atsitiktinumai, kur toks, šitam crazy pasiduodi atsitiktinumai, kambučia? Ne kambučia, planuoju aš 4 metų bent jau į priekį. Tai bus dar naujų albumų, ne? Tikriausiai. Jei nebūtų Per 4 metų ko gero nebus. Arba į Žalgirį nueis žais. Ko gero ne. Aš norėčiau. Tai ir čia buvo antras epizodas su pasikalbėjimu prie Sureliu, su Lilo. Ir sekit mus, prenumeruokit Contribui, nes nėra daug prenumeratorių. Apie 3 eurų į mėnesį gaunam. Ir gal užsakysim. Tu šitą laidą gauni 3 eurų? Per mėnesį, jo. Neblogai. Tai jo, ir dar pabaigai tada dovanėlę. Iš tas 3 eurų nupirkau. Tai sakai, laukia vasarą ir čia formelis ledam ir
gali išsipilti kanarių sulčių, Coca-Colas gali įsipilti, Fantas, Sprite'o, realiai bet ko. Ir tada įdedi šaldiklį. Ir vasarą, kai karšta, taip, kaip gerai. Atsigaivintai būna. Tu nieko nepadarė šitiem dalykam. Čia Ne, saugu namo vežti Jo, juos. saugu, čia kaip tik tau žmonai ir vaikam dėl. Mm. Tai, nes kokiam festivaliu galėsi nusivežti, Ačiū labai. pavaišinti. Ačiū. Jokiais būdais neimk kūjų.